Šiandieną lankomės pas Vilkijietę Teresę Anisimavičienę, mūsų gerąją skaitytoją, amžius tikrai labai didelis, galime didžiuotis. Ir dabar norėjau paklausti jūsų, Teresė, vaikystė ir knygos, kaip apibūdintumėte savo vaikystę? Ar buvo lengva gauti norimų knygų? Kokios jos buvo? Trumpai papasakokit. Knygų pačioj vaikystėje galbūt ir buvo sunkiau, kadangi mano sesuo vyriausiąją 22 gimimą mokės gimnazijoje, tai jinai parneždavo matyt, gal iš gimnazijos, bibliotekos, tokio vaikiško knygų labai mažai. Buvom laikraščius skaitėm, tokia žvaigždutė buvo, toksai žurnaliukas, kiek prisimenu, viską, kas ateidavo į namus, kadangi daug tėvai negalėjo nupirkti jokios tokių knygų, tai to domėjimo. O po karų, jau po 47 metais, tai tada buvo labai daug tų knygų, kur išvežtų žmonių sunešė į skaityklas, tada buvo prieinama senovinė literatūra, labai daug gerų knygų. Žinokit, per tokį laiką, pavadinimų gal aš nepaminėsiu, bet buvo labai geros literatūros, kuris gal suformavo mano visą gyvenimą. Taip, turbūt ir skaitėt ir rusų kalbą. Prašau? Ir rusų kalbą turbūt skaitėt. Rusų kalbos literatūros labai daug skaičiau. Rusų kalba tai nelabai, bet buvo labai daug lietuvių kalbos literatūros, kadangi buvo rusų literatūra irgi buvo daug gerų knygų. O labai domiuosi anglų literatūros, prancūzų, rytų, žydų. Tiesiog žydų literatūros su labai daug knygų skaičiusi. Žydų literatūros. Taip, o tokio. O dabar, tai žinai, amžius, ačiū Dievui, kad dar matau labai, tai pakeičiau laišiuką vieną. Tai labai smagu, kad tokio amžiaus ir dar galite skaityti, leisti savo skaityti. Taip, galiu tikrai pasidžiaugti, kadangi po operacijos labai gerai matau. Šitą sakė, kad po kokių 6 metų reikia šitą laišiuką dėti, bet labai gerai dabar kol kas labai gerai. Pati dar perku knygas, Dar perkat knygas? Jo, va. Iš tikrųjų, matosi, kad... Pažiūrėkit, jį dar Lietuvos turiu. Šaunu. Dar pati. Pati perku, į daug turiu knygų dar, pati perku. O kokio žanro mėgstate skaityti knygas šiuo metu? Šiuo metu tai sakau, lengvo, prancūzų, galbūt anglų literatūrai, bet yra ir mūsų naujų dabar išleistų knygų. Taip. O ką palinkėtumėt jaunimui ateinančiais naujais metais? Palinkėčiau, kad neužsiimtų nereikalingais užsiėmimais, domėtis literatūrą. Yra dabar daug, ne vieni kompiuteriai lindę. Turėtų skaityti, turėtų domėtis, kokias išleidžiamas knygas, kokią literatūrą dabartiniai jaunimui, jie labai mažai skaita. Įlindę į tos kompiuterius ir nieko daugiau nemato. Taip, o dabar norėjau dar paklausti, kaip jūs manote, jeigu nebūtų kompiuterių, jaunimas turbūt tikrai skaitytų daug? Skaitytų. Ir kaip jūs manote, tai kompiuteriai, ta informacinės technologijos sugadina? Bet be naujos technologijas nepraeitim, kiekvienais metais keičiasi, bet turbūt reikėtų, galbūt aš nesuprantu, gal ir aš duočiau tokį patarimą, gal ir mokytojams, gal sudomykit šitą tą jaunimą, kad jie tikrai nematytų tą vieną lapą ekrane. Galbūt, aš nežinau, man pavyzdžiui, aš žiūrėjau į tą kompiuterį pas dukrą, aš jo neturiu, bet nesiruošiu, nors gal turėčiau galimybės nusipirkti ir išmokti, bet nesidomiu šito, bet nuėjau, kad, sako, gali skaityti per kompiuterį, bet manęs tai ten nesudomino. Pasižiūrėjau, manęs ten, kur buvo parašyta ta knyga, į tą kompiuterį manęs nesudomino. Aišku, turbūt rankose geriausia laikyti knygą, kvapas. Jaučiu tą popieriaus kvapą, jaučiu tą
tą malonumą, o nemoku net išreikšti, ką reiškia turėti rankoje knygą. Tai ačiū Jums labai, kad sutikote įsileisti mane, pabendrauti. Ačiū Jums už geras pareigas, kadangi negaliu ateiti į biblioteką, dabar aš džiaugiuosi, kad aš galiu skaityti ir man suteikia šitokią galimybę. Tai Labai dėkingas. Noriu palinkėti Jums sveikatėlis ateinančiais metais. Būkit sveika ir skaitykit, dar skaitykit. Ačiū labai. Dėkui Jums už pokalbį. Dieną lankausi pas geriausią skaitytoją bibliotekos Gabiją Rimkutę, kuri mums pažadėjo papasakoti, kaip jai patinka skaityti knygelės, kokias knygelės ir būtent ką veikia bibliotekoje Vilkijos miesto. Aš bibliotekoje skaitau, lankiausi vasaros stovykloje, ten mes kėlėmės keltu, susipažinom su seniūnu, važiavom su gaisrinės mašina ir buvom miškų muziejuje. O ką Jūs miškų muziejuje darėte? Ten labai gražu. Miškų muziejuje mes pynėme apyrankės. O bibliotekoje su kuo dar buvot susitikę? Tai turbūt su floristu Marijum Vildžiu, taip? Ir ką darėt su juo? Kokią edukaciją vykdėt? Mes iš lapų darėm šimtakojus turbūt, ne? O raganaitė Brigita buvo atėjusi, dalyvavo. Tai ką darėte būtent su Brigita? Kokius darbelius? Mes darėm iš Vilnos šypsenėlės, ar ne? O Rita Budrevičienė, tautodailininkė, ką Jūs išmokino pasidaryti? Apyrankės. Ir parodė, kaip austi juostas, taip? Tai gal tu ką nors palinkėtum skaitytojams, savo amžiaus skaitytojams, ką nors iš širdies būtent ateinančiais metais? Ko gero? Aš linkiu, kad kiti metai būtų dar geresni ir daugiau lankytųsi bibliotekoje ir skaitytų. Ir skaitytų knygelės, ar ne? Tai ačiū tau labai. O aš tau noriu palinkėti sveikatėlės, gerų mokslo metų ir kad ateinantis metai būtų džiaugsmingi. Ačiū tau. Šiandieną lankausis pas ponę Genovaitę Marijoną Kševickienę, Vilkijos miesto bibliotekos vyriausiąją skaitytoją. Tikrai skaitau labai daug ir nuo senai, tai norėčiau šiandieną jūs pakalbinti. Kaip, ponė Genovaitė, vaikystė ir knygos? Ką jūs prisimenat? Kaip apibūdintumėt savo vaikystę? Ar buvo lengva gauti norimų knygų? Kokios jos buvo? Labai sunku buvo gauti knygų, nes už 6 kilometrų biblioteka buvo ir tada nebuvo mada, kad imti biblioteką, nors bendrai, kai užėjo vokiečių valdžia, tai ėmiau biblioteką, Utenoje knygas ėmiau iš bibliotekos. Bet po to užėjo karas, vėl vokiečiai išbėgo prie rusų, kažkaip jau nebeėmiau tada tų knygų, kadangi buvo didesnė ir daugiau reikėjo prisidėti prie šeimos darbo. O šiuo metu daug skaitai? Buvo 17 hektarų žemės, motina liko našlė su 5 mažais vaikais. Tėvas mirė 48 metų būdamas ir liko jauniausias broliukas tik 5 metų. O aš buvau vyriausia, turėjau 13 metų. Tai vat vargas, nuo tada prasidėjo vargas, mane iš gimnazijos paėmė, mokytoja lietuvių kalbos atėjusi. Mama prašė, kad mane leistų mokytis, mama sako, niekaip negaliu, jinai vyriausia, sako, jinai man vaikus padeda prižiūrėti, negaliu jos leisti mokytis. Ir tai va tada mano mokslas nutrūko, kai tėvelis mirė, ir taip jau likau, kažkaip buvau nusprendusi, kad būsiu mokytoja lietuvių kalbos, taip jau mano buvo svajonė. Dar su tėveliu, amžinatilsį su juo pakalbėdavom, kad būsiu mokytoja. Bet nebuvo lemta. O po to
po to paauglystės laikotarpiu mėgau skaityti, bet tai dar buvo kaimynas, kur man sušelpdavo, duodavo knygų. Jis gaudavo iš dvarininko vaikų knygas, nes tie turėjo biblioteką. Jie atneždavo, įskaitydavo ir man visada duodavo perskaityti. Bet aš pavadinimų jau neprisimenu, labai senas dalykas čia jau yra. Galbūt 45-6 metai, tai buvo labai jau senai. O dabar šiuo metu daug skaitote. Dabar skaitau, dabar daug skaitau, po to iš paauglystės po 7 metų pradėjau mokytis vėl į 5 klasę. 5 klasę buvau baigusi, bet sudegė visą mokyklą ir sudegė mano pažymėjimas. Tai turėjau pakartotinai 20 metų sulaukusi stoti į 5 klasę suaugusių gimnaziją. Ir stojau ir tada mokiausi, baigiau 7-metę ir Molėtuose dirbau. Buhalterė instruktorė, nes gyvenau ten pas tos žmonės, kada mokiausi, tai man buvo kursai buhalterių instruktorė, tai tos kursus baigiau, taip ir paskyrė mane ten dirbti į žemės ūkio skyrių. Tai dirbau tol, dirbant tam kolūkį, tai reikėdavo apskaitos darbus palikti, apskaičiuoti, gyvulius suskaičiuoti, vienu žodžiu, sunkus ir neįdomus darbas buvo man. Bet tą mokyklą, kai baigiau, tada su draugė nutarėm, kad važiuojam į Vilnių mokytis stoti kur nors. Nuvažiavom, mes mokėmės rusų kalbos, o net nuvažiavę nežinojom, kaip paklausti rusiškai kaip gatvė. Tada labai buvo, Vilnius buvo surusėjęs. 49-50 metais. Nu ir vis tik tai tada įstojau į tą technikumą, į vieną įstojom į miškų technikumą, nėra bendrabučio, mergaičių nepriima, sakė, tik berniukus. Tada mes pasiėmėm dokumentus vėl į kitą, tada į prekybą stojau, tai aš prekybos technikumą esu baigusi. Po to baigiau technikumą, įstojau į Maskvos prekybos universitetą, bet iki pusę metų pasimokiau, ištekėjau tais metais ir mokslai pasibaigė. Nes reikėjo duoną uždirbti, vyras pasitaikos vis tiek dirbti, kada už prekystelę atvaikščia 8 valandas ir atkilnoji ten dėžės visokiausias viską, tai nėra taip jau paprasta. Nuėjus tik taip pat parėjus namo, darai, kas reikalinga, ir stengiesi išsimiegoti gerai. O dabar gal kokią mintį turite pasakyti apie Vilkijos miesto biblioteką? Dabar, kaip šiuo metu, tikrai daug knygelių yra bibliotekoje, o jaunimas mažai skaito. Kažin, kodėl jaunimas mažai skaito, jūsų nuomonė? Todėl, kad yra kitokie užsiėmimai, yra, kaip čia pasakius, yra internetas, jaunimas susidomina tos visais paveiksliukais, kurie per internetą yra rodomi ir galbūt akiai yra maloniau matyti, negu kad skaityti, dėtis į galvą, kas buvo, arba kas bus, ar dar visokius nuotykius, kurie aprašomi. Bet čia turbūt yra gal ir prigimtinė teisė žmogaus, kad ne kiekvienas žmogus gali būti, kaip sakoma, mėgėjas skaityti. Ne kiekvienas, kad ir iš jaunų. Vieni galbūt mėgsta, kiti nemėgsta skaityti. Taip. Aš žinau iš savo brolių. Tai mano broliai tik tai, iš jų tik vienas mėgo skaityti, o visi kiti nemėgo. Aš esu viena, mano broliai 4 buvo. O ką jūs palinkėtumėt ateinančiais naujais metais jaunimui? Palinkėčiau, kad būtų ištvermingesni, kad daugiau skaitytų, ypatingai klasikus lietuvių, klasikus, kurios galbūt mokykloje net ir nesupažindino, dabar aš nežinau kokios jų programos, bet
lietuvių senoviniai klasikai, Basanavičius, Donelaičio metai, labai gražus reikalas, kurį nagrinėti turėtų. Nu ir visi kiti lietuviški rašytojai, kurie yra daug nusipelnę, lietuvių tautą būdinę iš visokių negandų, turėtų žiūrėti į praeities rašytojus ir daugiau perskaitytų ir kad pamėgtų ir dabartinius rašytojus, kurie ir dabar rašo, kad jaunimas daugiau skaitytų savo, taip sakoma, bendramžius, kurios turėtų suprasti ir bent neatsisakyti ir vien tik tai į tą, taip sakoma, internetą per daug dėmesio nekreipti. Bet tai yra tik mano palinkėjimai, o jaunimas darys taip, kaip jiem atrodo. Ačiū Jums labai už pokalbį, dėkuoju, kad priėmėte. Tai linkiu Jums ateinančiais naujais metais sveikatos, stiprybės, kantrybės. Tai būkite tvirta. Ačiū Genovaite. Ačiū. Šiandien atėjo pas mus į biblioteką skaitytoja, Vilkijos vizijos teatro vadovė Irena Štelpaitė. Irute, būk gerutė, papasakok mums, kas yra skaitimas, kodėl reikia skaityti, kaip vaikai skaito, vis tiek susijęs darbas su vaikais, tai tiesiog leidžiu Jums kažką tai papasakoti, būtent kas yra knyga. Na, man biblioteka ta vieta, į kurią aš vis grįžtu ir grįžtu. Aš mėgstu skaityti ir knygas, kur skirtos paaugliams, vaikams. Ir manau, kad be knygos iš tiesų gyvenimas būtų daug netektų, nes čiagi sudėta išmintis. Tai, ko mums patiems ir nereikia atrasti per naują. Tiesiog tampi turtingesnis dvasiškai ir mąstymas lavėja ir kalba turtingėja. Na ir dabar vaikai nelabai mėgsta skaityti knygas, bet turbūt ir tų skaitytojų yra užtektinai. Bibliotekoje lankosi, ypač kai sutinka maloni bibliotekininkė, kuri visada padės, patars. Ir šiandien gavau naujausių knygų, labai smagu. Na, o aš užaugau visada su knyga. Dar nemokėdama skaityti, aš jau buvau perskaičius ir Dėdės Tomo trobelę, ir Šolochovo Pakeltą velėną, Tykųjį Doną, nes mano tėvelis, grįžęs iš tremties, labai mėgo vakarais prie žibalinės lempos skaityti. Mano mėgstavo, tėvelis skaitydavo knygas ir aš prieš miegant, prieš užmigdama išgirsdavau daug įdomių istorijų, todėl ta knyga man yra nuolatinis mano palydovas ir nei dienos be knygos neapsieinu. O su biblioteka tai mūsų ir teatras ilga draugystė, produktyvi, nes vedėja Jolanta, bibliotekininkė, taip reikia sakyti, Jolanta ir nuolatinį mūsų kūrybinių stovyklų viešnia pristato naujas knygas ir vakaras su knyga ir pasakos skaitomos. Na ir teatro vaikai būna ir bibliotekos renginiuose. Na, o mes ėmėmės išminties iš šitų knygų, naujas pjesės randame čia, pagal ką statom spektaklius. Na ir manau, kad šie metai buvo tokie, sakyčiau, produktyvus, tikrai man daug, aš perskaičiau daug knygų ir ateinantys, aišku, bus įdomus, nes tų knygų išleidžiama vis daugiau ir daugiau, turbūt, jos niekada neišeis ta popierinė knyga, kurią gali paimti, pajusti tą kvapą, versdamas lapus, spaustuvės kvapą. Čia jau yra kaip narkotikas, traukia. Na ir norėčiau... Ką palinkėtumėt skaitytojams, jauniesiems skaitytojams, aišku, visiems skaitytojams bibliotekos? Linkėčiau pamilti knygą. Galbūt svarbu atrasti tą savo knygą, nes mano anūkas Linas irgi jisai nelabai mėgo skaityti, bet paskui jam papuolė kažkokia knyga, kurią jis tiesiog prarijo tą knygą. Ir dabar jau skaito klasiką. Sakau, labai reikia dėkoti mokytojai Rūtai Vasiliauskienei, jinai privertė perskaityti visą programinę.
pernai, užpernai jisai skaitė ir matyta knyga ir jiem kažkaip bus jau suprantama ir mėgiama. Na, o mielai bibliotekininkė Jolantai linkiu ištvermės, optimizmo, to nuolatinių mokėjimų bendrauti su vaikais, nes užėjus visą laiką čia sėdi būdavo, kai buvo galima, tų vaikučių valgo saldainius, skaito knygas ir jie čia labai maloniai leidžia laiką. Tai linkiu mums visiems turbūt sveikatos, kad baigtųsi šitą nesąmonę, galėtume bendrauti, apsikabinti, susitikti, o bibliotekininkiai ištvermės, kad ta šypsena puoštų visada veidą ir viskas būtų gerai. Tai ačiū labai ir pačiai mes taip pat su Liucija linkime sveikatos, būk visada graži, jauna ir ištverminga ir dar ilgų kūrybingų metų.